Medicinos diagnostikos ir gydymo centras Vilniaus Vinco Grybo gatvėje. Čia jau antrą kartą slenksčius mina Jurga Nusauskienė. Moteriai prireikė traumatologo pagalbos. Vienos repeticijos metu visiškai tokiam nereikšmingam judesiui, va taip įvyko, kad šiek tiek susitrenkiau ir kreipiausi medikus, nustatė tarpšonkaulinio nervo uždegimą, prirašė krūvą vaistų visokių ir mėginsime susitvarkyti, kad nebūtų to trūkdžio ir būtų galima iš tikrųjų judėti pilnavertiškai, nes iš tikrųjų skausmas stiprus yra, veriantis. Naktim trukdo miegoti. Lūžio nėra, nuotraukas darėm ir aš nelabai įsivaizduoju, kad galėtų sulūžti iš tokio aukščio nukritus. Tiesiog yra po sumušimo dirginamas nervas ir kadangi jisai pastoviai dirginamas yra, dėl to ją ir skauda. Paaiškėjo, kad anksčiau Jurgai išrašyti stiprus vaistai visiškai nepadeda. Pasak gydytojo, geriausia pagalba jai būtų šokių projekte padaryti pertrauką. Ne, man šita pagalba netinka. Sekantis klausimas. Aš tikrai šoksiu, čia jau nėra jokių klausimų, nesvarbu ar taip ar kitaip. Man dabar mūsų porelė primena iš Buratino nuotykių. Katinas su lapė tokie biški kontuziti, bet vis tiek reiškia kartu toliau per gyvenimą. Tai mes tokie taip.